freezing outside, I feel my skin tight, my coat is inside, but I look up at you, I tracked your plane ride, for when you're in tonight, tell me when is the next time I run to you, it sounds insane, right, I'll take the same flight. Labas rytas, mėlyjeji, šiandien su jumis kaip visada aš, Maja, ir šiandien kviečiu jūs praleisti šią moksleivės dieną kartu. Jau kažkas atsimena, praeitais metais dariau video, kuris vadinasi moksleivės dienoraštis. Ir čia jau yra antra dalis to video, tai jeigu įdomu pamatyti pirmą, galite va čia kažkur išmesiu jums nuorodą ir galite pažiūrėti. Tai va, o šiaip jau outfitą aš esu pasiruošus. Toks vat outfitukas. Nu ką, mėlieji, pagal galimybę, kaip jūs matote, aš turiu naują mikrofoniuką. Jeigu jūs dar nematėte, šiaip labai daug keliu video į TikToką, nes ten tiesiog jie yra trumpesni ir lengviau juos sugalvoti bei editinti. Tai jeigu kažkam įdomu, galite ir TikTok'e mane pasiekti, nes ten aš būnu dažniau tiesiog. Kadangi, kaip ir minėjau, jau esu 12-okė, manęs laukia šiemet stojimai į universitetus, kolegijas, žodžiu, kažkokias įstaigas, kur aš jau mokysiuos likusius 4 metus. Tai žodžiu, noriu su jumis biškį aptarti, kaipgi vyks maždaug mano kelias, kągi aš planuoju ir šiaip įdomu, ar visgi išsipildys mano planai. Mano sesė pradėjo dirbti ligoniniai ir kažkaip daug pasakojo man, bet čia būdavo pasakojimai tiesiog tokie visai buitiški dalykai. Ir aš kažkaip klausiau. Ir dar tuo pačiu metu žiūrėjau tokį serialą, kuris irgi yra taip pat susijęs su visom tam ligoninėm, operaciniam, chirurgais ir panašiai. Tai jis vadinasi Grey's Anatomy. Ir serialas dėl ko man patiko, nes ten parodė labai daug realistiškų dalykų, bet aišku, buvo daug ir perdėtų dalykų, bet šiaip parodė daug dalykų, kurie sutapo pas mano sesę darbe ir man atrodo, kad čia yra labai šiaip įdomu. Labai norėjau stoti į mediciną. Kažkodėl, ane? Nes pirmą kartą, kai tu pagalvoji, kad tu nori dirbti ligoninėje, dažniausiai tai būna medicinos sritis. Ir su tokia mintim 10 klasiai aš paėmiau biologiją, chemiją, ir ten visus likusius dalykus, svarbiausias va šitus 2. Ateinu aš į 11 klasę, visi sakė, kad bus lengviau. Man asmeniškai buvo tikrai nelengviau, nors buvo atseit mažiau dalykų, bet krūvis buvo man didesnis. Man labai prastai sekėsi ir aš žinau, kad į mediciną aš jau tikrai neįstosiu. Ir po to galvoju, viskas, dabar reiks ten kokį vėl dizainą, bet aš galvoju, šiaip man iš tikrųjų iš sesės, kaip jinai ten dirba, žodžiu, jinai buvo mano toks motivatorius. Tai man buvo labai įdomu, bet aš kažkodėl net neturėjau minty, kad kodėl aš negalėčiau turėti tokią pačią profesiją kaip mano sesė. Ir mano sesė baigė slaugos studijas, taip pat medicinos sritis ir nebūtinai stoti į mediciną, kad būti ligoniniai ir būti operacinėse. Aš planuoju stoti į slaugą. Jau metus tikrai aš žinau, kad taip bus ir net neturiu kažkokių kitų variantų. Čia tiesiog taip pakalbėjau apie save, apie savo dabartinius sprendimus. Štai taip atrodo mano outfitukas, aš jau pasiruošus ir turiu lėkti į mokyklą greičiau. Sniego daug ir dar matais, kad sninga. Jau žiema pas mus šiais metais labai tokia faina, net nelietuviška, sakyčiau. Aš vos nenugriuvau jau kokius 5 kartus, kol tiesiog jau čia šiaip žiauru yra. Mes esam lietuviai nepripratę prie tokios žiemos, tai mums visai sunkiai sekasi. Kokia šiaip situacija, kodėlgi aš atėjau po 2 pamokų jau namo, tai pas mane serga matematikos mokytoja ir tiesiog pas mane dabar yra 2 langai.
Tai dabar biškį pagulėsiu, po to padarysime kažkokią treniruotę iš YouTube'o, kokią nors, nežinau, jogą, manyčiau. Vargais negalais visgi atsikėliau, štai mano kilimėlis. Aišku, susirišom plaukus. Štai taip. Jūs čia nenustebkite, čia tiesiog daiktai guli, nes jie netelpa į mano spintą. Taigi čia yra full body, tai yra viso kūno treniruotė, tai mes dabar ją ir atliksime. I don't know, yeah, you're taking my control. Never Visai taip gerai prasijudinau, dabar laikas jau ruoštis atgal, eiti į mokyklą. now I'm knocking through your door, but you're nice, so I'll stay. Never Tai ir viskas, galime keliauti į mokyklą. British girl, you say. No one treats me this way. Are all boys out here the same? What can I say? What can I do? I'm trying to. Kągi, aš jau grįžau namo ir mama pagamino guliašą. Tai bus mano pietus, taip pat tėtis išvirė grikių, tai dar grikius įsidėsiu. Girl that you're talking to. Maybe you could be my American. Labai skanu. Boy, you could be my American. Boy, what can you say that you wanted to? Pamiršau filmuoti, bet skaičiau žodžių tokius atspausdintus aprašymus kūrinių. Tai jo, dar kai grįšiu iš parduotuvės rašysiuos apie autorius įvairius dalykus, specialiai tam rašiniui pasiruošti. Tai va, dabar mes keliausime su mama į parduotuvę. Kadangi aš visgi filmuoju moksleivės dienoraštį, tai logiška visai, kad kalbėsiu apie mokslus. Ir kaip tik tiesiog taip, taip sutapo, kad man rytoj lietuvių bandomasis. Ir kokiegi mano jausmai, emocijos, tai, labiau pergyvenau prieš pirmą, nes čia jau yra antras mano bandomasis lietuvių. Ir kažkaip supranti, kad tiesiog tu neturi kur dėtis, tu tiesiog eini ir rašai. Čia apsirengiau ir keliauju. Netgi mūsų lietuvių mokytoja sako, ar jeigu jūs parašysite rytoj rašinį, tarkim, gausit 4, 5, 6, nesvarbu, ne? Pagalvokite, ar po metų jums bus tai svarbu? Aišku, kad ne. Ir tiesiog reikia paprasčiau žiūrėti šitus dalykus, kokia buvo didžiulė mano klaida 11 klasiai, kadangi kas žino, tai žino, kad ir 11 mes rašome VBE, tai yra brandos egzaminą, tai pirma dalė, ne? Ir mano didžiausia klaida buvo tame, kad aš labai stresavau, daug verkiau, žodžiu, visko buvo. Ir mano mokslai buvo prastesni nei 12 klasiai. Jūs įsivaizduojate? Svarbiausia yra savęs neperspausti ir duoti savo ir pailsėti ir tiesiog suvokti, kad mes visi esame žmonės ir kad tiesiog reikia daryti tiek, kiek tu gali, o ne tiek, kiek ten kažkas reikalauja šiaip iš tikrųjų. Nes po to labai lengva perdegti, kas ir buvo pas mane 11 klasiai. Ir, mano emocinė būklė tada buvo labai labai prasta. Aš buvau labai dažnai suirzusi, pikta. Dabar tai daug rečiau pasitaiko. Dažniausiai tai pasitaiko prieš pat atostogas, kai mums labai užduoda daug namų darbų, atsiskaitimų, viską, žodžiu, į vieną savaitę sumeta ir tada tu tiesiog, pervargsti, nes kiekvieną dieną ruošiesi kažkam ir neturi tiesiog fiziškai, žinote, to laiko. Taigi dabar parodysiu, kągi mes nusipirkome. Pomidorai, šilauogės, kiaulienos šonkauliukai, dar pomidorai, dešrelės, sūrio lazdelės, jogurtai, besėklės vynuogės, bueno, mango smutis, pomidorų padažas, blizgantis kūno gelis, dušo želė, agurkas, grūdėta varškė, granola, arbata, avinžirniai, 3 obuoliukai, pepsi, krabų lazdelės, Filadelfija sūris, perlinės kruopos, vištiena ir proteininis batonėlis.
štai ir viskas, tai yra visi mūsų pirkiniai. You could be my love. Nu ką, mėlėjai, kaip matote, išlindau iš vonios vargais negalais. Mane taip nervuoja, kad čia blyčino, aš nežinau kaip patraukti. Bet kadangi tai yra moksleivės dienoraštis, norėčiau papasakoti, kągi aš veiksiu šiandien vakare. Tai kaip matote, čia šiaip yra, kažkur, man atrodo, apie 20 lapų, ne? Ir čia yra tik analizė, čia nėra kūrinys, čia yra jo analizė ir šitą kūrinio aš nenagrinėsiu, tai yra Baranauskas, Anykščių šilelis. Šiandien ne, ateičiai tiesiog atsispausdinau, nes visai man patinkantis kūrinys yra. O dabar pagrindinis yra, aišku, Altorių šešėlį, Putino Mykolaičio romanas. Nu ir paskutinis šiandien mano nagrinėtas bus kūrinys, tai yra Hamletas, Šekspyro, tikrai, man atrodo, 9 klasė, 10, jau net neatsimenu. Šiaip aš labai tikiuosi gal kokią nors temą apie sprendimus, apie kryžkelę, žodžiu, kur žmogui ką pasirinkti. Tai va, būtų labai gerai Hamletas ir Altorių šešėlį, jie man abu labai tinka. Dabar einu mokytis, žymėtis ir šiaip tikėtinai jau eisiu gult, kadangi rytoj laukia visai atsakinga diena, ne, mėlieji, bandomasis. Vis tiek bandai save tokiu būdu įsivertinti ir ar man patinka bandomieji, aišku, kad aš turiu papildomą stresą patiriu, ne, bet jie padeda tuo, kad tu žinai, kur tau visgi reikia pasitempti, ne? Ir faina, kad tu jau žinai tą egzamino struktūrą. Visko būna ir tas stresas tikrai nepadeda ir aš manau, kad bandomieji yra geras sprendimas tiesiog nors žinoti, kaip vyksta egzaminas ir tai tikrai sumažina streso lygį. Siunčiu jums labai daug meilės, laimės, nu ir aišku sveikatos, kadangi dabar yra labai šalta ir daug kas serga. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime jau labai greitai. Ate.